Kaip atskirti gerą muilą? Tai kaip dažniausiai ir būna, atskirti galim teoriškai ir praktiškai. Teoriškai iš sudėties, o praktiškai iš savo kūno pojūčių, nes muilu prausiam rankas, bet galbūt ir visą kūną. Tai pradėkim nuo praktikos, kai nusiprausiam, tarkim, nusiplaunam rankas geru muilu, tai nepuolam iš karto tepti rankų kremu. Nėra tokio pojūčio ir poreikio, nebent būtų ten -20 laipsnių arba dirbtume labai nepalankiom odai sąlygom. Bet normaliom sąlygom nusiplovę rankas turėtume jaustis pakankamai komfortiškai. Jeigu rankas mums sausina, dar blogiau, jeigu jas niežti arba apskritai yra toks jausmas, kad nėra kur judėti, tai greičiausia muilas labai sausina. Ir tie pigus cheminiai muilai, ypač kur viešose vietose rankas plaunam, skisti tie muilai, jie turi medžiagų, kurios ypatingai sausina. Tada protinga būtų kremą naudoti arba ir stengtis kuo mažiau rankas plauti tokiu muilu. Natūralūs muilai, jie pagaminti iš natūralių medžiagų, be sintetinių dažiklių ir kvapiklių ir konservantų, emulsiklių ir kitokių įklių. Jie rankų nesausina, jie jas drėkina, tą drėgmę netgi ilgai palaiko ir ramina ir maitina. Tai tradiciškai kieti muilai tai yra senas produktas, sakyčiau netgi senoviškas. Tradiciškai tie muilai gaminami iš kokoso aliejaus, alyvuogių aliejaus ir įmaišant kitokių aliejų, kaip pavyzdžiui Alepo muilas yra su laurmedžio aliejumi. Ir šitas konkrečiai muilas yra alyvuogių muilas ir ricino aliejaus dar yra įdėta. Čia yra grinai kokoso muilas. Jeigu žiūrėsime sudėtį, tai gali skambėti chemiškai, bet kaip esu minėjus, tie kosmetikoje INCI vadinama nomenklatūra, ingredientai, jie yra nurodomi cheminiais terminais. Tai čia bus užrašyta kokoatas, pavyzdžiui, toks ten natrio ar kalio kokoatas, bet tai iš tikrųjų saponifikuotas kokoso aliejus. Tai yra išvirtas muilas iš aliejaus. Ir tada reikia žiūrėti tą galą, nes jeigu bus žodžio pabaiga, jeigu tai bus iš alyvuogių aliejaus, tai bus olivatai, ricinoletai ir visi kiti pagal aliejaus pavadinimą. Tada tik tai žiūrim, kad nebūtų konservantų, nes kaip minėjau, jeigu kažkas nori taupyti laiką ir nebrandinti tų muilų, nes tradiciškai muilai yra brandinami bent 1 mėnesį, čia šitas apie mėnesį, šitas apie 7 mėnesius. Kuo ilgiau muilas brandinamas, tuo jis yra geresnių savybių, tuo jis minkščiau plauna ir pats turi visas kitas savybės savo atskleidžia. Kita vertus, muilas turi ir plauti. Tai tam reikia išlaikyti technologiją. To mes ant sudėties nepastebėsim ir gali būti rinkoje pasitaiko tokių ir labai gražių ir kvepiančių ir atrodo rankų darbo muiliukų, kurie gali tos technologijos, gal dėl to, kad jie jas neišlaikė, jie tos švaros, reiškia, funkcijos gali ir netlikti, bet per kurį laiką tai galima pamatyti, bet iš principo tai yra firmos garbės reikalas užtikrinti, kad muilas jisai prausia, ne tik tai kvepia ir gražiai atrodo. Su skystais muilais yra sudėtingiau, kaip ir su šampūnais, todėl kad skystos medžiagos jos savęs nekonservuoja, nes brandintas toks muilas jis save konservuoja. O į skystą muilą reikia dėti arba konservantų, arba gaminti jį šiek tiek kitaip, sudėtingiau. Tai vat natūralūs skysti muilai jie naudoja visų pirma nearšius tuos plaunančias tas medžiagas, kurios yra augalinės kilmės ir bendrai jos nesausina ir yra švelnios, kitos visai medžiagos negu įprastiniai masiniai muilai. Ir konservantai taip pat yra natūralūs ir jie nesukelia tų šalutinių poveikių, kaip galim pajusti nusiplovę rankas
su įprastu muilu. Pasakymas man duokite paprasto, kuo paprastesnio muiliuko yra šiek tiek klaidinantis, tą paprastumą reikia matyti sudėtį. Tai kai renkatės muilą, pasižiūrėkit sudėtį, nes labai daug populiarių vaikiškų muilų ir vaikiškų kosmetikos priemonių vis dėlto turi savyje daug agresyvių ingredientų.